Ar šiemet jau maudėsi? Aš turiu omeny ne vandenyje, ne duše ir ne vonioje ir net ne ežere, o miške ir gamtoje. Ar tu žinai, kad yra galimybė išsimaudyti tarp medžių, tarp samanų, tarp kvapų, tarp augalų, tarp įvairiausių gyvų, šlamančių, dūzgiančių būtybių. Taigi aš tave kviečiu į miško maudynes, į terapiją gamtoje, kur tu išmoksi komunikuoti su gamta ir gauti šios atsakymus. Nes reikia pabūti bent tik po 20 minučių gamtoje, sulėtinus tempą, ramybėje mes galime susifokusuoti, nurimti, sulėtinti tempą ir gauti atsakymus. Kai mes sąmoningai mokinamėms užduoti klausimus, einam su intencija, su atvirumu, ne su proto įsitikinimais, kas man gražu, koks medis, koks augalas patinka, nepatinka, o visiškai atsiverti patirčiai, tam vadinamam naujoko protu būti, mes galime paprastuose dalykuose tiek įžvelgti filosofijos prasmių, gyvybės, tiek pasimokyti iš gamtos, nes gamta priima, jinai neteisia, jinai nesmerkia, kokio tu storumo, kokio tu amžiaus, kokio tu išsilavinimo, kokios tu dabar emocijos. Gamta priima, jinai apgaubia, jinai leidžia naudotis visais savo resursais. Tad kviečiu imti, mokintis, tai paimti, praturtinti savo gyvenimą, savo kasdienybę. Kviečiu tave gamtoje atgauti jėgas, sulėtinti tempą, nes taip mes lakstome kaip išprotėję, netgi savaitgaliai jau juodai vos ne vasaros suplanuoti pa žmonės. O kodėl nepatyrus stebuklo paprastume miške, kada eini sąmoningai, kada neskubi, kada kaip vaikas pradedi tyrinėti, kaip gamta bendrauja su tavimi ir kaip tu kitaip gali bendrauti, o ne tik tai eiti su tikslu kažkur ir kažko siekti, o tiesiog išmokti būti, stebėti labai daug vertingų dalykų, kas vyksta gamtoje, kokia yra tvarka, kokia yra harmonija, kaip viskas cikliškai veikia ir tai pritaikyti savo gyvenime. Taigi kviečiu tave šį sekmadienį į miško terapiją, maudytis gamtoje. Išmaudyti savo sielą, išmaudyti savo kūną, kvapuose, spalvose. Ir žinoma, mes nueisime iki labai gražaus, tokio jaukaus, civilizacijos dar nepaliesto ežeriuko. Kviečiu pasiimti arbatėlę su muštinuku ir maudimukų. Ir jeigu bus geras oras ir nuotaika tinkama, galėsim išsimaudyti, pabūti ir galite ateiti ir su šeima, ir su antrom pusėm arba vieni, nes tikrai nesijausite vieni. Gamta apglėbia kaip ta motina žemė, gamta ramina, gamta gydo. Ir aš kviečiu tave pasitikėti. Iki.